Nu, Barbaryte, kaip skonis? Labai skanus. Ką primena? Kaip kokį sausainį, tokį savižom. Ar bandelė? Ir bandelė. Tiks į kelionę? Labai. Tai visų nesuvalgyk tik tai? Nu, pasistengti. Bandelės gali būti sveikuoliškas maistas ir virtuvėje užtruksi ne valandą, 2, o 15 minučių. Stebuklas kažkoks. Su tavim pasidalinsiu nuostabių receptų, kai tau reikės tik tai 3 ingredientų: 600 gramų varškės, avižinių viso grūdo dribsnių ir 60 gramų nerafinuoto cukraus. Geriausia avižinius dribsnius sumalti prieš tai su kavamale arba kitų smulkintuvų iki miltų konsistencijos, arba naudok tiesiog avižinius viso grūdo miltus. Visą masę sumaišyk, formuok bandeles, dėk bandeles ant kepimo popierių, suspausk šakute iš viršaus, kad gražiai susiplotų, ir dėk į orkaitę kiek apie 30 minučių iki lengvai parus bandelės. Jeigu varškės turėsi mažiau drėgnos, tai dėk avižinių dribsnių mažiau. Masė turi būti kieta, bet ne per kieta, kad bandelės gautųsi sultingos. Tai yra tikrai nuostabus receptas. Šitas bandeles gali neštis priešpiečiams, pavakariams. Tai yra puikus pasirinkimas, sveikuoliškas užkandis, kuris gali būti tavo racione. Sek mane socialiniuose tinkluose, spausk like, rašyk komentare gaminsiu, dalinkis su savo draugais.